Labas. Investor LT kanale kiekvieną ketvirtadienį vyksta klausimų atsakymų sesija. Čia jūs užduodate savo klausimus, o aš atsakinėju. Todėl visuomet po naujausių klausimų atsakysiu video, rašykite savo klausimus. Ir jeigu klausimas surinks daugiausia laikų, aš žinosiu, kad jis ne tik aktualus, bet ir stengsiuosi tą klausimą atsakyti kiek įmanoma plačiau. Todėl kviečiu ne tik užduoti klausimus, bet ir palaikyti kolegų įdomesnius variantus. Ir kaip visada pradėsime nuo kanalo rėmėjų klausimų, jiems laikų rinkti nereikia, į jų klausimus aš visada atsakinėsiu. Tai pradėkime nuo klausimų su žvaigždute. Štai Audrajot klausia. Sveiki, dėkui už solidus turinį. Buvo kolegos klausimas apie Kalėdų ralį. Suprantu, kad nedėkinga tema, bet gal galit padaryti video tą temą iki jo, o ne po jo. Didelis dėkui. Aš galvojau, kad atsakiau į tą klausimą, nes aš trumpai papasakojau, kodėl vyksta kalėdinis ralis, kad čia jokių garantijų nėra, nes būna visaip, būna visai sėkmingi metai, bet gruodis tiesiog tragiškas. Taip pat kalbėjau, ko reikia, kad dabar turėtume daugiau šansų, kad tas ralis įvyktų, todėl negalvojau, kad norėsis dar atskirą video. Atrodė, kad jau pasižiūrėjome tą klausimą pakankamai plačiai. Bet okei, jeigu norisi tokio video, aš būtinai jį parengsiu. Kitą savaitę jisai tikrai pasirodys. Sekantis klausimas. Detalė klausia, ačiū, įdomi jūsų nuomonė apie kompaniją Dominion Energy, tikeris D. Puiki kompanija, aš kaip idėją dalinausi dar praeitais metais ir su kai kuriais klubo nariais mes pirkome, nes matėme didelį neįvertinimą, plus 5% dividendus. Tai atrodė strategijai augimas plus dividendai, atrodė superinis variantas. Pati idėja trumpuoju laikotarpiu, pusantrų metų laikotarpiu, taip atidirbo puikiai, sakyčiau, pasiekė tikslinę kainą, bet taip pat netaip senai mes uždarame klube darėme savotišką tyrimą dėl perspektyvų tų kompanijų, kurios veikia būtent elektros energijos srity. Ir aš dalinausi, dabar tiksliai nepamenu, ar Goldman Sachs, ar JP Morgan analitikų researchų, kuriame buvo konkrečios kompanijos, kurios gali turėti naudos būtent dėl reguliacijos, ten palankių įstatymų tam tikrose valstijose, tam tikrose regionuose. Ir mes taip pat dalinome savo įžvalgomis ir viena iš tų idėjų tikrai buvo Dominion Energy. Ir vertinant artimiausių metų perspektyvą, dar tikrai ta kompanija atrodo daug žadanti. Tai turime 25% augimo potencialą čia, neskaitant dividendų, o žiūrint į ilgesnį periodą ir statant ant duomenų centrų, ant dirbtinio intelekto ir suprantant, kokio tam reikės energijos kiekio, tai šita kompanija gali būti viena iš naudos gavėjų. Todėl tikėtina, kad ir ilgesnėje perspektyvoje kompanija gali būti įdomi. Aš jos neturiu, aš jau fiksavausi, bet neatmetu, kad vėl pildysiuosi utilities sektorių į savo portfelį. Aišku, labai norėtųsi ją pamatyti ties mėlyna linija, maždaug tarp 45-48 diapazone. Jeigu būtų tiek, tai tada tikrai atsidaryčiau poziciją. Bet ar tiek pamatysime, tai jau čia niekas neatsakys. Vienintelis kabliukas dėl šitos kompanijos yra tai, kad ji turi didelę skolų naštą ir kai aukštos palūkanos, turimi įsipareigojimai tikrai slegia kompaniją. Todėl ji daro papildomą akcijų emisiją, kas šiek tiek praskiedžia akcijas, jos tampa pigesnės, bet tragedijos tikrai tame nėra ir po nežymios korekcijos variantas, manau, kad įdomus tiems, kas ieško augimas plus dividendai variantų. Gerai, važiuojam prie kito klausimo. Mr. Šunys klausia. Ar teko domėtis įmonė Kanų GOEV tikeris? Metų bėgyje prognozuojama berods 480% augimas, vidutinė 1 metų tikslinė kaina. Būtų įdomi jūsų analizė. Labai girdėta kompanija, eikime į Finvizą pasižiūrėti. Čia autogamyba, JAV. Matote, dabar ne pats tinkamiausias laikas šią industrijai. Ir ypač elektromobiliams. Aišku, Tesla dabar kaifuoja, bet suprantame, iš kur tas hypas ir kodėl jisai toks yra. Bet tarkim, kiti rinkos žaidėjai, nebūtinai vien tik elektromobilius gaminantis, ten ir Stellantis, ir Fordas, ir kiti, tai jie ne pačioje geriausioje situacijoje dabar. Bet aišku, tai nereiškia, kad kiti metai irgi bus sunkus, bet nėra tokio didelio pozityvo trumpuoju laikotarpiu.
O jūsų kompanija tai yra visai dar mažutė, penny stocksas, kai akcijos nekainuoja ne dolerio. Čia dar yra splitas padarytas, tiksliau reverse toks splitas. Tada akcijos kažkiek paaugo, gal dar tuo metu buvo kokia geresnė naujiena ir ant tos bangos, aišku, kažkiek tai buvo išgręžti šartistai. Todėl ir matome tokį pozityvą tada, bet tai ir viskas. Momentinis augimas buvo toksai stipresnis, nuo $5 beveik iki 35 centų. Kapitalizacija vos 34 milijonai, palyginti kokia Fordo kapitalizacija, tai ten bus kokie 34 milijardai, gal net ir daugiau. Todėl į tokias istorijas dabar, aš sakyčiau, labai pavojinga yra lysti, nes matote, kai jūs perkate penny stocksus arba mažas kompanijas iki milijardo, už 2-3 milijardus, tai turime susitaikyti su dideliu volatilumu. Pavyzdžiui, kaip šiuo atveju buvo. Nes mes puikiai suprantame, ką galima padaryti su didesniais pinigais. O čia ir labai didelių pinigų nereikia, tam, kad akcijas pastumdyti aukštyn žemyn. Todėl spekulacijai, jeigu matote, kad yra pakankamas likvidumas, apyvarta, tai gal ir gali būti įdomu. Bet aš tai jau labai bijočiau lysti į tokias istorijas dabar. Nebent jūs sekate naujienas, būtent dėl šios kompanijos ir kažką daugiau žinote dėl būsimų kontraktų, dėl stambesnių užsakymų, pirkimų ir panašiai. Nes iš rezultatų tai čia nėra kas spręsti. Aišku, mes matome, kad šiais metais jinai padarė tikrai neblogą šuolį, matome, kad mažina nuostolius, augina pardavimus, vadinasi, kažkas perka jos produkciją, bet į pelną jinai išeis, kaip matome, tik tai 31 metais. Tai ar tikrai jūs norite tokios kompanijos savo portfelį, kai tiek daug gerų, stabilių, pelningų kompanijų dabar yra rinkoje? Aišku, jeigu jūs ramiai reaguojate į minusą, toleruojate didesnį riziką, nes norite didesnės grąžos, tai tada variantas. Bet su penny stocksais aš apskritai būčiau labai jau atsargi. Man kažkaip tai matosi tai, kad rinka jau savo verdiktą parodė, kai ji dabar būtent prekiaujasi mažiau už dolerį. Nes tokiu atveju rinka paprastai skaičiuoja šitai kompanijai bankrotą. Tai bet kuriuo atveju, kad jinai įsilaikytų, jei vėl reikės daryti reverse stock splitą. Aišku, žiūrint į būsimus pardavimus, tai kažkiek vilties yra. Ir jeigu jinai viską išpildys, kas čia yra žadama, tai ir akcijų augimui tada potencialo atsiranda. Bet kad žinoti, ar jinai išpildys viską, kas yra žadama, tai reikia sekti naujienas. O kol kas tai matome, kad jinai skiedžia savo akcijas, nes kitaip neišgyventų, net neabejoju, kad taip yra. Ir kadangi dabar yra labai didelės išlaidos, mes matome sąnaudos pas ją, tai žiūrėkime, kad tik tai iki bankroto taip nenukeliautų, kol mes lauksime to pelno iki ten 31 metų. Arba gali ją delistinguoti, net meskime ir tokio varianto. Arba pavyzdžiui bus reverse stock splitas, vėl kaina bus apie $2 arba $3, tarkim, jūs už tiek nupirksite, o tada jinai vėl nukris. Ir tada už kapeikas ją kažkas nupirks. Ir jums atiduos ir įvertins jūsų akcijas irgi tik tai už kapeikas. Žodžiu, variantas čia yra tik tai tiems, kas tikrai mėgsta riziką. Nedaugiau. Važiuokime toliau, ieškom klausimus už žvaigždutę. Štai Rokelino klausia. Labas Inga, dėkui už iniciatyvą. Visada prašom, ar gali apžvelgti kompaniją JOBI, kuriančią vertikalaus kilimo ir leidimosi orlaivius? Tai jo, industrija tikrai atrodo įdomi. Gal net ir daug žadantis, sakyčiau, pasižiūrim, kaip ji čia smagiai šoktelėjo. Dabar jau pirkti matyti ir nelabai įdomu. Irgi matome mažutę, nuostolingą kompaniją. Panašu, kad čia jau yra viskas kainoje. Buvo matyti momente kažkoks tai pozityvas ir štai nuo $5 iki daugiau nei 8 pakilo. Tai kas jos neturi, tai sakyčiau, kad pavėlavome kol kas. Dabar reikėtų laukti, kol jinai stipriau pasikoreguotų. Tai čia kas domisi, aišku, naujovėmis, inovacijomis, aviacija, tai tikrai, manau, sritis yra įdomi. Pasižiūrėkime iš karto, ką analitikai mano apie ją. Kol kas didelių augimų nenusimato. Didžiausi augimai bus nuo 29 metų.
tada ji tikrai atrodys labai įdomi, jeigu viską išpildys. Matyt, tuo metu yra numatyti kontraktai ar įsipareigojimai, yra pirkėjai tuo metu, todėl tokie dideli lūkesčiai yra keliami. Aišku, gali tie lūkesčiai išsipildyti ir anksčiau. Pavyzdžiui, gal kokie gigantai ją investuoja arba investuos ir pažanga bus gerokai greitesnė. Bet lygiai taip pat gali atsirasti ir nauji stipresni konkurentai. Todėl čia arba tiki tą kompaniją ir nori būti tos kompanijos dalimi, būti jos akcininku, arba ieškaisi tų, kurios jau dabar neša pelną. Nes čia yra rizika. Aišku, jeigu rizika pasiteisins, tai čia bus keli iksai, kokių 5 metų bėgyje. Bet, o jeigu atsitiks kokia katastrofa su jos ten išradimais, arba kažkas reguliuotojams nepatiks, tai bus viskas. Vertinant pagal PS rodiklius, tai dabar jinai žiauriai brangi, todėl aš palaukčiau korekcijos. Ir kitas dalykas, tai reikia labai gerai įsivertinti rinką, kas yra potencialūs pirkėjai, kaip greitai produkcija užkariaus rinką, kaip greitai jį plėsis, nes gal tik nuo kelių užsakovų bus jinai priklausoma, pavyzdžiui, nuo kokių ten arabų, ir tik ten jų aparatai arba ten taksi tokie skraidys. Aišku, aš čia dabar fantazuoju, reikia žiūrėti, ką pati įmonė prognozuoja. Taip pat reiktų pasekti dėl saugumo, kokie ten yra reikalavimai ir kaip jie atitinka tos reikalavimus, tos patikrinimus. Todėl, čia tikrai reikėtų gerai pasigilinti, reikėtų ir kitų analitikų straipsnių pasiskaityti, kad platesnis vaizdas atsivertų. Todėl tokių įmonių vertinimui, jų tiksliniams kainoms nustatyti, reikia pakankamai nemažų namų darbų atlikti. Man pati idėja tikrai labai patiko, aš gal net ir pasidomėsiu šią industriją giliau ir jeigu bus kas įdomus, tai būtinai pasidalinsiu. Važiuokime toliau. OTTR1FP klausia, labas, norėjau paklausti ACLS ir NVMI akcijas, gal vertos dėmesio, dėkui. Pasižiūrim, ACLS stipriau pasikoregavo paskutiniu metu, čia yra kompanija iš semikonduktorių. Čia yra panašiai kaip kompanija ASML. O jūs pamenate, kokia buvo stipri ASML korekcija po ataskaitos ir dar iki dabar kompanija neatsigavo po to kritimo. O kritimas įvyko, nes jis stipriai sumažino savo lūkesčius artimiausiams ketvirčiams. Todėl jūsų kompanija irgi kenčia, manau, nuo to paties, kaip ir industrijos gigantas. Matot, jos dabartinis PE yra 11, o forward PE, tai yra kitų metų PE, bus 15,5. Vadinasi, jinai ženkliai sumažins savo pelną. Ir dabar EPS yra $6.76, o kitais metais bus $4.93. Toks bus pelnas ant akcijos. Vadinasi, nieko gero artimiausiu metu nenusimato. Tai tikrai matome, kad sudėtingi laukia kiti metai. Ir čianai Seeking Alphaje tą patį matome, pelnas bus mažesnis. Bet žiūrint į ilgesnį periodą, atrodo, gal ir nėra tai blogai. 26 metų pabaigai jau bus EPS $6.42. Tai praktiškai grįžtų iki dabartinio lygio. Aišku, čia reikėtų dar pasitikrinti, ką pati kompanija planuoja, bet jeigu tiek jinai ir planuoja, tai didelio potencialo kaip ir nėra. Aš sakyčiau, gal $80 už akciją gal ir būtų jos normali kaina. Vertinant tai iki 26 metų vidurio būsimus pelnus ir tiek žinių, tai kol kas kaip ir nėra baisiai įdomi. O NVMI kompanija, čia Nova, čia jau daug stipresnė kompanija, tik tai tiek, kad jinai yra ne JAV. Aš, jeigu jūs žiūrite šitą kompaniją ir svarstot apie jos pirkimą, tai aš gal imčiau ASML, imčiau industrijos gigantą. Jos ir didesnis augimo potencialas yra ir manau, rizikos mažiau, o kaina labai yra panaši pagal price rodiklius. Bet kalbant apie jūsų nurodytą Novą, netrodo labai jau viliojančiai. Jeigu, pavyzdžiui, jūs būtumėte paėmę per rugpjūčio išpardavimą ties $160, tai būtų visai kitas reikalas. Tada tikrai galėtume ramiai laikyti kelis metus ir nesijaudinti, kad pirkote pakankamai brangią kompaniją. O kai ji jau kainuoja 190, tai kaip ir nėra labai didelio azarto ją griebti, nes matome, kokie jos būsimi pelnai. Aš gal čia palaukčiau korekcijos, nes aš manyčiau, kad momentinai tikrai turėtų būti.
O jeigu imti tik tai finansinę padėtį, tai kompanijos balansas yra geras, nieko su ja blogo nėra, neturi jinai didelių skolų, o kiek turi, tai jinai ramiai gali padengti. Kuri iš jų įdomesnė iš šitų dviejų, kurias jūs nurodėte, aišku, sakyčiau, kad Nova. Bet ar aš pirkčiau, tai ne, greičiausiai, kad nepirkčiau. Taip, šalia kitas klausimas, Nunci Gasnų klausia. Labas, kaip manot, ar BMW galėtų būti dividendiniai spąstai? Pasižiūrėkime kartu, bet aš nemanau, kad ten yra taip blogai, kad jau galėtume sakyti, jog čia dividendiniai spąstai. Kad momente situacija yra rimta, tai niekas nesiginčia. Ten pelnai krenta tikrai visų Europos auto kompanijų, net po keliasdešimt procentų, bet kad BMW nepajėgtų išmokėti dividendų, tai aš jau sakyčiau, tikrai būtų labai didelis signalas apskritai Europos pramoniai. Taip, jie turi skolų, bet su jų aptarnavimu nėra jokių bėdų, bent jau kol kas. Tai reiškia, kad jos operacinio pelno užtenka pilnumoj 8,36, o payoutas yra mažiau nei 50 procentų. Tai reiškia, kad jinai mažiau nei pusę savo pelno skiria dividendams, todėl kol kas problemų, aš kaip sakyčiau, ir nėra. Aišku, jeigu tokia situacija laikysis ilgiau, tada kompanija tikrai spręs, ką daryti, kaip gelbėti savo verslą ir tada laisvai gali sumažinti dividendus. Ir jeigu istorijoje buvo tokie atvejai, kad jinai mažino dividendus, tada, kas jai trukdo dar kartą tą padaryti. Tik tiek, kad kiekvienas toks sprendimas labai nuvilia investuotojus ir jie po tokių sprendimų dar labiau išpardavinėjęs tą kompaniją. O kaina jau dabar matome, kad tikrai labai stipriai nukritusi. Tai jeigu dar dividendus mažins, tada kaina ir toliau kris. Tai pasižiūrėkime kartu dividendų istoriją. Taip, labai nestabilus jos dividendai, ne vieną kartą jau yra mažinti. Kai gerai matome, kad jinai dividendus kelia ir matau, kad ir baibekus vykdo, kai gerai, bet kai blogai, tai tada dividendus ir mažina. Ir neseniai buvo visai sumažinti. Todėl dabar irgi gali sumažinti, tikrai taip. Ir negali labai kaltinti kompanijos dėl tokio sprendimo, nes jai reikia galvoti, kaip išsaugoti verslą. Ir kai vėl bus viskas gerai, tada greičiausiai jie vėl pakels tos dividendus, nes tokia jos jau ta istorija, tai tikėtina, kad ir vėl pasikartos. Aš gal sakyčiau, kad čia yra ne visai dividendiniai spąstai, bet apskritai šita kompanija moka labai nestabilius dividendus. Todėl jeigu perkame šį emitentą, tai turime turėti omeny tokią riziką šiam momentui, nes jinai tikrai gali laisvai sumažinti dividendus. Todėl jeigu tik dėl dyvų svarstote šitą emitentą pirkti, tai aišku, ne pats tinkamiausias aktyvas, manau. Važiuokime toliau, dar vienas rėmėjo klausimas, Robert klausia. Labas, jei reikėtų rinktis vieną, ką pasirinktum, Gold, Barrick ar Newmaną? O gal nei vienas, nei kitas šiai dienai neaktualus, ką manai apie aukso kasėjų sritį? Aš gerai manau apie aukso kasėjus, momentį jie dabar pasikoregavo. Ir vėl atrodo įdomus tiek vienas, tiek kitas variantas. Kalbant apie Newmaną, aš jau jo neturiu, jis pasiekė tikslinę kainą ir aš pinigus norėjau perkelti ant kitų aktyvų, tai taip ir padariau. Bet dabar jisai vėl atrodo įdomus. Bet tik tai tiek, kad aš neskubu jo pirkti, nes mes matome, kad kaina stabilizuojasi šiame lygyje. Ir reikia pasižiūrėti, ar po šios konsolidacijos jisai judės kur, į viršų ar pakris. Jeigu pakris, tada žiūrėsiu. Pagal situaciją irgi neskubėsiu. Pasižiūrėsiu, kiek ten nukris, ant kur sustos, kur stabilizuosis. O jeigu kils, tada bus jau signalas, kad galima vėl užeiti. Kaina dabar atrodo tikrai patraukli. Pačio aukso kaina perspektyvoje. Aš manau, kad dar bus augimo trende. Aišku, kad kažkiek tai jinai turi atvėsti, tai yra normalu, bet visumoje aš manau, kad bus dar visgi augime. O Barrickas irgi įdomus, tik tiek, kad jisai beveik jau ant savo realios vertės. Bet aišku, galima būtų perskaičiuoti tikslinę kainą, nes beveik metai praėjo ir gal galima nustatyti sekantiems metams, 1,5 metų laikotarpiui. Man kažkaip atrodo, kad būtų didesnė vertė, tai pasižiūrėkime jos perspektyvas, jos planuojamus pelnus. Ir aš sustabdžiau įrašą ir per tą laiką perskaičiavau kainą pagal tą, ką jinai planuoja, ką analitikai žada. Žodžiu, įvertinau viską
Ir kaina gavosi tarp 20 ir 24. Tikslinė kaina pusantrų metų laikotarpį. Aš žymiu visuomet mažesnį potencialą, tiesiog renkuosi gražesnį šiuo atveju apvalesnį skaičių, tą kainą, nes čia, aš manau, yra ir psichologinis momentas. Kaina gali kilti iki gražaus apvalaus skaičiaus, tarkim $20, ir tada koreguoti žemyn. Todėl mano tikslinė kaina pažymėta yra 20. Ok, daugiau klausimų ir iš rėmėjų nėra, todėl einame prie daugiausiai jūsų laiko surinkusių klausimų. Kaip visada pradėsime nuo viršaus. Didelis visiems ačiū už palaikymo komentarus, jie labai padeda šiam kanalui augti. Taip, Tomas klausia. Sveiki, neseniai pradėjau klausyti jūsų laidų. Super, girdėjau jūsų nuomonę dėl rizikų perkant Kinijos kompanijas. Bet vis tiek būtų labai smalsu dalį portfelio ten investuoti. Gal galit pakomentuoti dividendinės patrauklesnės įmonės, nes labai trūksta informacijos šioje srityje. Kodėl yra rizika investuoti į Kinijos kompanijas, tai aš kalbėjau atskiruose keliose video. Būtinai pasiklausykite apie delistingo grėsmę, apie reguliuotojų įtaką, kiek gali būti problemų kompanijai, kuri greitai augina savo pelną, bet pavyzdžiui, jeigu tos kompanijos vadovas leidžia savo pakritikuoti valdžios atstovus, arba kitus aukštus pareigūnus. Todėl rizikos ten investuoti tikrai yra. Ir ne veltui jos dabar yra stipriai išparduotos ir kol kas investuotojai neskuba ten grįžti. Nors žinome, kad ten prasidėjo QE programa, ekonomika ten yra stimuliuojama, yra skiriami pinigai bankams, kad jie išpirkinėtų tam tikrus aktyvus, bet didelio efekto kol kas nėra. Aišku, mes momente matėme atsigavimą rinkoje, bet po to vėl viskas žemyn. Aš iš šio video aprašymą įkelsiu tų video, kuriuos minėjau nuorodas, kad būtų lengviau rasti. Taip pat pridėsiu ir analizę apie kompaniją Alibaba, tikeris BABA. Ten rodikliai, aišku, jau bus pasenę, bet jūs turėsite pavyzdį, kaip analizuoti kompanijas, į ką atkreipti dėmesį ir panašiai. Todėl būtinai pasinaudokite ir taip pat žinokite, kad šio video aprašyme yra ir kitų naudingų nuorodų, todėl labai kviečiu susipažinti. Manau, kad bus tikrai naudinga. O kalbant apie Kinijos kompanijas, tai dabar yra toks jausmas, kad tik tai spekulacijai ten yra užeinama, uždirbo kažkiek tai pelno investuotojas, ir skuba fiksuotis. Nes užsibūti ilgėliau jau atrodo baisoka. Nors tos kompanijos, kurios moka dosnius dividendus, tai per tą laiką, kol investuotojai sėdi minuse, jau laisvai galėjo vien dividendais atgauti tiek, kad tie minusai ir pasidengtų. O kaip ieškoti aktyvų, tai mes galime, tarkime, eiti į Finvizą, tai yra geriausias screeneris ieškant idėjų, pasirenkame Country China ir dividendų pajamingumas, tarkime, daugiau nei 3%. Ir štai, gauname sąrašą kompanijų. Tai išsireitinguojam nuo didžiausių pagal kapitalizaciją ir tada analizuojam, kurios mums tinka pagal rizikas, pagal sektorius, pagal industrijas. Arba galite, pavyzdžiui, eiti į Financial ir išsireitinguoti pagal dividendinę grąžą. Tik čia atkreipkite dėmesį, kad didžiausias grąžas neretai siūlo nuostolingos kompanijos. Todėl būkite atidus, pasižiūrėkite, kokius pelnus planuoja ateinantiems metams, kokioje industrijoje kompanija veikia. Ar nėra čia vienkartiniai specialūs dividendai, kurie tik vieną kartą buvo išmokėti ir gal daugiau niekas net neplanuoja tokių dividendų skirti ir mokėti. Todėl tas pirmasis aš gal net iškart atmesčiau. Tada yra kompanija tikeriu HUIA, jinai pradėjo ne per seniausiai mokėti tikrai labai dosnius dividendus. Aš kompaniją turiu jau kurį laiką portfelyje, tai tuoj matyt jau išeisiu ir ant savų dėka tų dividendų, o gal ir neskubėsiu išeiti, nes kol tokie dosnūs dyvai, kodėl nepasinaudojus. Todėl, kaip sakiau, čia reikia namų darbus pasidaryti. Bet man tiesiog už metų sakė, tai pasirodė įdomesnės ne tos, kurios moka didžiausius dyvus, bet priešingai tos, kurios mažiausiai moka, būtent šiame sąraše. Nes pagal perspektyvas jos pasirodė tikrai gan įdomios. Todėl, kaip sakiau, čia reikia namų darbus pasidaryti. Neužtenka vien tik Finvizę pasižiūrėti rodiklius, bet ant kelio aš tikrai jūs užvedžiau, todėl sėkmės. Toliau, Zilvuks klausia, kokia jūsų nuomonė apie kompaniją JLL? Ačiū, kolegos, palaikykite laikais.
Nu, va, kai puikiai susitarėte su publika, laikų pakankamai, tai pasižiūrėkime. JLL. Tai paskutiniu metu šiek tiek koreguojasi nuo viršūnių, bet tai čia normalu. Dar nereiškia, kad čia sulaužytas augimo trendas ir dabar jau jinai koreguosi stipriau žemyn. Tikrai gali būti visai ne taip. Atsiskaitinėja, kaip matome, jinai gerai, kiek žada, tiek ir pasiekia. Ateinantiems metams planuoja vos ne padvigubinti savo pelną, todėl PE rodikliai darosi tikrai labai patrauklus. O ateinantiems metams į priekį jinai planuoja apie 9 procentų augimą, kas būtų visai neblogai, jeigu ji dar mokėtų ir dividendus. Bet kadangi jinai jų nemoka, tai reiškia, mes galvojame, kad šita kompanija yra augimo kompanija ir ji leis mums užsidirbti iš akcijos kainos augimo. Tai ji jau dabar perrašė 22 metų viršūnės, skolų turi, bet tikrai gerai susitvarko su jomis. Šį finansinę pusę jos yra gana normali, nekliūna niekas, kas keltų nerimą. Aktyvai, akcininkų nuosavybė auga, tas yra labai gerai, vadinasi, yra šansų, kad ateityje ir pelnas augs. Dar pasižiūrėkime, ką analitikai mano. Pelno augimai atrodo tikrai neblogai, matėme, kad jie pataiko į savo prognozes, tai pagal tokius augimus mes galime sakyti, kad jį verta kokių $300, įvertinus būsimus pelnus. Bet kol jį krenta, tai ir leiskime jį kristi, nėra čia reikalo skubėti ant viršūnių pirkti, o perspektyvos artimiausių metų atrodo tikrai neblogai, todėl kuo stipriau atvės, tuo didesnis augimo potencialas lauks. Ir tada, aišku, didesnis uždarbis. Ar aš pirkčiau, kažkaip manęs labai nesudomino, nebent, labai stipriai jinai pasikoreguotų, kokiais 15-20%, būtų kokie $200 už akciją, tada pagalvočiau. Važiuokim toliau. Taip, Gart klausia, labas, smagu, kad esi, tavo video tikrai superiniai ir kokybiški. O kaip smagu girdėti. Taip, noriu paklausti, gal esi susidūrusi, pavyzdžiui, su Stellantis. Per Finviz rodo, kad Insider 10% savininkas nusipirko akcijas po $4, nors tokios kainos nėra buvę. Ar čia kažkaip reikia kitaip tą informaciją suprasti? Esu matęs ir daugiau aktyvų su tokiais pirkimais, bet labai nepasigilinau. Paprastai 10% owneris perka ir parduoda už esamą kainą, todėl tokių insiderių pirkimus arba pardavimus mes tikrai galime vertinti. Tarkime, atitinkama kaina insiderio manymu yra patraukli. Bet mums visada yra geriau žiūrėti, kai fizinis tos kompanijos atstovas perka iš savo kišenės tos kompanijos akcijas. Nes mes suprantame, kad insideris savo pinigų tikrai nekištų į kompaniją, kuri nieko verta. Ir kai perka, tada turime papildomą patvirtinimą dėl tinkamos kainos. Bet būna ir taip, kaip jūs sakote, kad kaina gerokai skiriasi nuo esamos rinkoje, nes juridiniams insideriams gali galioti kitokie susitarimai. Pavyzdžiui, yra nustatytas kiekis akcijų už kažkokią tai kainą. Ir tik tada, kada jisai norės ar galės išpirkti, tada jisai ir tą daro. Taip pat gali būti nustatyta, kad bus tam tikras kiekis kitokią galią turinčių akcijų paketas, pavyzdžiui, be balsavimo teisės ir panašiai. Todėl aš paprastai tokių pirkimų, pardavimų nevertinu, kaip ir nevertinu opcioninių orderių. Nevertinu, jeigu insideris, pavyzdžiui, pastoviai pardavinėja akcijas. Tai yra periodiškai, nes gali būti, kad jis tiesiog dėl savo interesų nori pinigų ir parduoda, tarkim, įmonės dovanotas akcijas, o ne iš savo pinigų nupirktas akcijas parduoda. Nes, pavyzdžiui, būna tokių kompanijų, kurios pagal motyvacinę programą dalina savo akcijas. Todėl čia tikrai reikia labai atidžiai pasižiūrėti į insiderių pirkimus, pardavimus ir net jeigu matome, kad perka arba parduoda pagal rinkos kainą, tai irgi turėtume dar į tam tikrus niuansus atkreipti dėmesį. Todėl šiuo atveju, žiūrint į tokius kainų skirtumus, aš tiesiog nekreipčiau dėmesio. Važiuokime toliau, sekantis klausimas, Tadam klausia. Sveiki, kokia jūsų nuomonė apie kompaniją Western Union į dividendinį portfelį, jau labai patrauklus dividendai?
Tikrai, kaip pasikoregavo, vėl atrodo įdomi. Mes ją klube aptarinėjame, pamenu, nes idėja buvo, kad tuo metu įvertinta kompanija plus dyvai, tai čia buvo augimas plus dividendai strategija ir atrodo tikrai variantas įdomus. Kas blogai su kompanija, tai kad jinai yra visiškai stagnuojanti įmonė ir klausimas, kiek ilgai taip stagnuosis. Nes buvo pradžioje minčių, kad jie gali krentant palūkanų normams tuo pasinaudoti ir greitai išaugti kainoje. Ir momente mes matėme tikrai nemenką atpirkimą, augimą. Ir tuo metu mano pozicija jau buvo apie 30% pliusą, bet aš nefiksavau, nes tikrai labai simboliškai ją turėjau portfelyje. Pasiėmiau tiesiog, kad būtų patogiau ją sekti. Tai tiesiog atsidariau poziciją, bet ji taip staigiai rovė į viršų, tai net ir nebeliko kada pasipildyti. Ir va dabar jau vos ne po metų atsirado proga, bet ar pildysiuos dabar, klausimas, žinokit, nes man tokia istorija atrodo jau labai išsemta, atrodo tokia pasenusi įmonė, be jokių naujovių, plėtros iniciatyvų, todėl aš galvoju, kad jai labai reikia, kad ji kažką inovatyvaus sukurtų. Ir jeigu bent jau užsimintų apie tai, tai jau gali būti signalas vėl kainai augti. O taip pat reikia, aišku, kad ir palūkanas Fedas sparčiau mažintų, tada tokios istorijos, dividendinės istorijos turėtų didesnį šansą augti. Šiaip, kas liečia dividendus, tai kol kas jie yra apsaugoti. Bet ar pasieks mano tikslinę skaičiuotą kainą, kurią esu priversta nukelti vėlesniam laikui, nes dėl pablogėjusios situacijos ir aukštų palūkanų, per ilgai laikytų aukštų palūkanų, niekas nesitikėjo, kad taip ilgai bus jos laikomas, tikrai nepasiekė. Ir manau, kad gal ir pasieks, bet tikrai labai reikia, kad palūkanas sparčiau mažintų. O ar sparčiau mažins, klausimas, todėl nežinau, man šita istorija tokia jau atrodo. Nors dividendai tikrai momente yra geri, momente yra apsaugoti. Važiuojam toliau. Lisas klausia, sveiki, pasidalinkite, kaip nustatote, kiek akcijų pirksite. Turite biudžetą, žiūrite į numatomą pelną, o gal turite savo taisyklės, pagal kurias skirstote portfelį. Pagrindinė taisyklė, kad pozicija neturėtų viršyti 5%. Jeigu rizikingesnė, tai aš skiriu mažesnį procentą. Aš aišku nesakau, kad niekada nebūna procentai išpučiami dėl tam tikrų sprendimų, bet pačio principo aš tikrai stengiuosi laikytis. Tai yra nesąskaitoje ta pozicija negali viršyti 5%, bet nuo viso portfelio, nes jūs žinote, pas mane yra kelios sąskaitos. Aš dažniausiai pradžioje tik atsidarau poziciją, tada palaipsniui krentant kainai ant tam tikrų lygių pildaus. Ir jeigu nukrito dar žemiau, bet pozicija jau yra pilna, tai stengiuosi nebepūsti ir nebepripirkinėti. Tiesiog matau momente minusą ir jeigu rizikingesnis aktyvas, aš dedu stopą, būna, kad ir stipriau surizikuoju ir stipriau praskiedžiu poziciją, tikrai būna visaip, bet tada aš jau suprantu, kodėl aš tą darau ir dėl ko rizikuoju. Ir ką darysiu, jeigu kažkas paeis ne taip. Bet jeigu viskas yra idealu, idealiame pasaulyje, tai pagrindinė taisyklė tiesiog yra neviršyti tam tikro procento. Nes portfelio aš jau beveik nebepildau, jau daugiau, sakyčiau, teko išiminėti negu pildyti, nes aš puikiai žinau savo ribą, kiek man yra apskritai komfortiška turėti pinigų akcijų portfelyje, viename portfelyje. Bet vėlgi, kas tinka man, gal visai netinka jums. Ir jums gali toks variantas ne tik netikti, bet absurdiškas atrodyti. Nes jūsų ir tikslai, ir laiko horizontai gali būti visai kitokie. Todėl aš pasidalinau, kaip aš žiūriu, kaip aš dėliojuosi, bet jūs irgi turit būtinai nusistatyti savo taisyklės ir savo strategiją. Važiuokime toliau. Klausimas klausia. Kokia nuomonė apie JAV orientuotų indeksinių fondų pirkimą už eurus, o ne dolerius? Ar neprarandama grąža per valiutos kurso prizmę? Apie tai mes jau kalbėjomės. Pasižiūrėkite per time kodus ankstesniuose video, ką kalbėjomės šią temą. Realiai aš sutinku su ta nuomonė, kad jeigu duoną planuojame pirkti už eurus, tai geriau ir turėti investicijas tą valiutą. Vien tam, kad nepapultumėme į momentinį valiutos stipresnį svyravimą. Kaip pavyzdžiui, norėsime išsigryninti. Nors būna momentų, kad valiutų svyravimai kaip tik jums ir suteikia daugiau pelno.
Bet jeigu jūs renkatės pasyvų indeksinį investavimą, tai darykite viską iki galo kuo paprasčiau. Savo valiuta, jokių konvertacijų, jokių valiutų sekimo, jokių pergyvenimų. O euras tikrai yra nekoks ten tugrikas, nėra ko nerimauti, bent jau kol kas. Todėl svarbiausia, ką jums dabar reikia padaryti, tai išsirinkti gerai augantį ETF. Ir viskas. Toliau Agnė klausia, kaip vertinate prieš Zetą mestus kaltinimus ir gresiantį ieškinį. Jo, aš skaičiau apie tą ieškinį, kažkas panašaus, kuo buvo kaltinama ir SMCI. Todėl jį ir krito momente stipriau dėl tų kaltinimų, bet taip pat aš mačiau, kaip vadovybė iškart ėjo į kontaktą su visuomenė. Jinai bandė paaiškinti situaciją, nesislapstė. Po to pasirodė gandai, kad tiems, kas buvo short pozicijose, tokia naujiena buvo labai net reikalinga ir naudinga ir gali būti, kad kažkas tą manipulaciją ir pasinaudojo. Aš nesakau, kad kompanija yra pūkuota ir gera. Greičiausiai nebūna dūmų be ugnies, bet aš nutariau surizikuoti ir kol kas matome, kad ta rizika pasiteisino, nes investuotojai irgi grįžta į tas pozicijas, akcijos auga, tai žiūrėsime, kaip bus toliau. Aišku, stopas pas mane uždėtas, bet iš kitos pusės laukiu savo 30 už akciją. Važiuokim toliau. Dar vienas klausimas klausia. Kodėl yra renkamasi pavienės JAV kompanijos, o ne platų indeksą kaip S&P 500? Visgi pelningumas tikėtinai būtų geresnis paėmus ilgesnį laikotarpį, plius kiek išleidžiama yra ant valiutos konvertavimo bei pirkimų, komisinių ir aktyvaus įsitraukimo. Ar tikrai verta, kokia būtų nuomonė? Na, vieniems tikrai yra geriau rinktis ETF-ą ir dėl nieko nesukti galvos. Nes tikrai ne visiems yra įdomu skaityti naujienas, sekti kompanijų rezultatus, domėti aktualijomis ir panašiai. Bet kitiems būtent tas dalykas ir yra įdomus. Ir nebūtina pačiam viską sužiūrėti, nes dabar ne tik pirminių šaltinių yra labai daug, bet ir įvairios analitikos. Čia reikia tik tai mokėti greitai skaityti ir greitai rasti toje gausybėje tai, kas yra svarbiausia. Ir kai matai, kad iš to, ką tau patinka daryti, dar ir kapitalas didėja, tai ko daugiau reikia. Čia kaip, žinai, pavyzdžiui, vieniems patinka piešti, kitiems kapstytis darže, kitiems sportuoti ir taip toliau. Ir pasakyk tu jiems, kad kam tu pieši, gali nusifotkinti, kam tu ten kapstaisi darže, gali turgui nusipirkti viską tą patį. Ir galima pagalvoti, kad jie tą daro ne iš malonumo, o dėl to, kad tiesiog nežino, kad galima gauti paprasčiau. Kartais net ir pigiau. Nugi ne, jie tiesiog mėgaujasi procesu, nes čia yra jų įdomesnio gyvenimo dalis. Todėl man būtų visai neįdomu, jeigu aš tik indeksą periodiškai pirkčiau, čia nei jokio azarto, nei jokio nervo, nei jokio įdomumo, jokio atradimo džiaugsmo. Nes man rinktis aktyvą tai yra ne tik tai analitika, bet ir apskritai noras sužinoti daugiau. Ir ne tik apie kompanijas, bet ir apie pasaulį, politiką, geopolitiką, istoriją, ekonomiką ir panašiai. Todėl aš visada sakysiu, kad investuotojai yra labai įdomus žmonės, todėl jie neretai ir jungiasi į įvairias bendruomenės. Ir pradžioje galbūt tam, kad kažko išmoktų, o po to, kad dalintųsi. Ir būnant tokioje aplinkoje vis plečiasi tavo akiratis, nes atsiranda ne tik bendraminčių, bet ir bičiulių. Ir pokalbių temos sukasi ne tik tai apie investavimą. Bet vėlgi, kaip sakau, čia yra kiekvienam savo. Vieniems yra viena įdomu, kitiems yra kita. Ir vieni nori gilintis, kažką sužinoti, patys išsiaiškinti, nuo kitiems yra geriau nieko nedaryti. Tai ar kiekvienais metais rezultatas pralenkia S&P 500 mano? Tai aišku, kad ne kiekvienais metais. Bet jeigu aš būčiau tik į indeksą investavus, tai rezultatas būtų tikrai prastesnis. Važiuojam toliau. Liutas klausia, ACHR ar verta šita kompanija? Pasižiūrėkime. Tai ACHR. Nedidukė, nuostolinga kompanija, nuostolinga bus ir dar ne vienerius metus, kaip matome. Pasižiūrėkime, ką analitikai jai prognozuoja. Pagal analitikų prognozes gal ir nėra maži pelnai, netrodo maži, nereikšmingi, tai tikrai panašu, kad augimo kompanija,
bet į pelną jie ateis tik tai 28 metų pabaigoje. Ir normalus PE rodiklis bus tik tai 29 metų pabaigoje. Tai nežinau, ar dabar verta rinktis tokias rizikingas, nuostolingas augimo kompanijas. Man atrodo, kad dabar yra laikas rinktis labai stabilias, augančias kompanijos, kurios jau generuoja pelną. Na, o tokias kompanijas jau geriau palikime geresniems laikams. Tai buvo paskutinis klausimas, kurį šiandien apžvelgiau. Lauksiu naujų jūsų klausimų po šiuo video. Jeigu aš neatsakiau jūsų užduotą klausimą, tai nenusiminkite. Tiesiog pakartokite jį po šiuo video. Ir gal kitą kartą jisai surinks daugiau laikų ir aš į jį atsakysiu. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Iki kitų susitikimų.